Labadiena, mėly žiūrovai, šiandien varome į Vokietiją, į tarptautinį parodą IVA Outdoor Classics. Praeitais metais mes dalyvavome Dortmundo parodoje keletą kartų ir šiais metais sugalvojom, kad važiuosim į IVA. Todėl, kad tai yra labai įdomus renginys. Jei Dortmundas tai yra kaip prekyba, ten galima įsigyti, pradedant nuo peilių ir iki medžioklės bokštelių, tai IVA yra jau įdomiau, todėl kad ten dalyvauja gamintojai, prekiautojai su visais naujienais ir ten yra labai įdomi dalykai ir žinau, kad irgi iš Lietuvos bus atstovai. Pulsaras bus, jau žinau, kad eisiu į jų standą pašnekėti, vaizdo įrašus padaryti, tai ieškokite mūsų kanale dar ir su Pulsaru susitikimo įrašus ir bus ir kiti atstovai iš Lietuvos. Nu tai va, tai važiuojam į Vokietiją, kad galėtų jums papasakoti, kas vyksta IVOS parodoje. Čia mano kolegė Sintija, iš Latvijos žurnalo dirbame. Matote, turim čia ofisą šiandien. Aš irgi to atidarysiu kompiuterį. Mūsų operatorius iš Latvijos, Indulis. Indulai. Labas dienas. Fantastika. Ir aišku, mūsų vyriausioji redaktorė vairuoja Linda Dombrovska. Nu tai varom į Vokietiją ir žiūrėsim, ką turėsim ten. Bandysim sukurti jums įdomi medžiagą. Tai va, atvažiavom į Vroclavą, todėl kad sugalvojom čia apsistoti apartamentuose ir paskui važiuoti toliau į Nürnbergą. Pačiam centre istoriniam labai gražu yra, man tai patinka tokie seni miestai. Čia Rotušas, ką tik skambėjo varpai, todėl kad yra rytas ir daug yra Rotušų aplink. Šiandien varom toliau į Nürnbergą, į parodą, bet čia apsistojom, labai gražus miestas, nu tikrai gražus. Pačiam centre buvo būtas. Na ir va, varom toliau. Nu tai labadiena. Pasiekėm Dortmundą, dabar man už nugaros yra parodų salė, kur vyksta IVA 2025, IVA Outdoor Classics. Nu tai einam žiūrėti, kas ten viduryje yra. Čia mums patikrino ID ir pasportus. Ir dabar važiuojam į presės centrą. Labai fantastinė idėja yra parodų salėse, kiek Dortmunde, taip ir čia Nürnberge yra įrengtas presės centras, vadinasi VIP Lounge, ten galima dirbti, galima truputį kažką pavalgyti nemokamai, todėl kad tai yra labai geras toks žingsnis rūpintis presės medijų atstovais, todėl kad šiuolaikinėme pasaulyje medijų darbas yra labai svarbus. Ir todėl apie žurnalistus reikia rūpintis, kad jie būtų sotus ir laimingi ir galėtų gerai dirbti. Apžiūrėjus parodos programėlę, galim eiti pasižiūrėti pati paroda. Pats pirmiausias buvo visiškai netikėtinas susitikimas. Zalė nebuvo pagal numerį 1, buvo 4, bet įėjus į ją aš pastebėjau kažką visiškai keistą. Prie šunų sekimo sistemų stendo iš pradžių aš pasigirdau kažkokią triukšmą, o paskui pasirodė robotas šuo. Vakar greitai apžiūrėjome, kas čia yra, ką rodo. Aš IVOje dalyvauju pirmą kartą ir galiu sakyti, kad mano įspūdžiai yra, tikrai wow. Tikrai didelė paroda, labai daug yra peilių,
yra apie galandinimą, yra labai daug amunicijos ir irgi apie amunicijos gaminimą namuose, pavyzdžiui, visokie ten įrenginiai yra labai daug termoprietaisų, naujų pavadinimų, tokių, kokius mes Lietuvoje net ir nežinome. Ir labai daug yra ginklų, yra aprangos, yra taktikinis padalinys irgi yra labai didelis. Ten irgi yra pėlė, apranga, visokie šunims, žmonėms labai daug yra visko. Einame apžiūrėti parodą visų pirmiausia. Dabar čia yra kažkokia, man atrodo, 4 salė. Yra pakankamai sudėtingas žemėlapis. Tas salės eina ne viena paskui kitą, o visas ten miksas toks. Bet eisim žiūrėti visą nuo pat pradžių. Pirma salė, čia yra visko kartu, yra ginklai, yra termoprietaisai, yra daug visokių kitokių dalykų. Ir dabar eisim pažiūrėti, kas yra pas mūsų vienus iš didžiausių partnerių. Čia bus iškart šalia vienas kito yra Termtekas ir Pulsaras. Tai einam pažiūrėti, ką naujo turi Termtekas ir Pulsaras. Su Pulsaru viskas aišku. Aš tai visada sakau, aš turiu dabar testui Pulsaro Termion 2, LRF, XL60 ir tai yra pats didžiausias. Bet dabar eisim pažiūrėti Termteką. Einam. Žinai? Čia yra vidaras, mažas toks taikiklis. Man tai visada sudaro problemą pažiūrėti parodoje kažkokį taikiklį. Aš tai suprantu, kad tai ne ginklas, bet pažiūrėti jį kažkur tiesiai yra labai sudėtinga, todėl kad visur yra žmonės. Ir tai reiškia, kad reikia žiūrėti kažkur į viršį. Tai čia yra vidaras, vienas iš naujausių. Čia irgi vidaras pats didžiausias, tai yra 60 mm turbūt. Kur yra, nėra. Bet, atrodo, kad tai 60 mm lėšas. Yra labai didelis jutiklis. Kur yra, to čia pamačiau. Čia yra 640 jutiklis yra. Vienas iš naujausių irgi Termteko gaminių. Einam, čia yra ciklonas. Čia ateikim. Norėjau parodyti jums, čia yra vienas iš pačių mažiausių termokamerų. Matote mano rankos dydžio. Galima net į šitą kišenį įdėti. Tai ciklonas 325. Čia turim Wild seriją. Keletą yra termokamerų pagal dydį, pagal sensorių, pagal visų kitų dalykų skirtingų. Tai man atrodo, šitas yra labai patogus daiktas. Visų pirmiausia, man labai patinka šitas joystickas. Jis yra labai patogus valdyti meniu. Paspausti, pasukti labai yra lengva. Čia yra ryškumo rutuliukas, kad galėtų pritaikyti ryškumą jūsų akims. Galima sakyti, čia 3 pirštai reikalingi, įjungiam ir 3 pirštomis galim valdyti. Čia yra dioptrijų turbūt pritaikymas. Žodžiu, labai gera serija. Wild, Termtek Wild, atsiminkite. Einam toliau. Čia Termtekas turi naujų taikiklių. Tai Oryxas 650. Irgi labai įdomus daiktas. Čia yra valdymo mygtukai, 3 ant okuliarų, čia yra dioptrijos. Labai didelis lėšas ir kas yra pats pagrindinis dalykas, čia yra tolimatis. Nėra jokių papildomų kažkokių dėžių, yra tolimatis integruotas į taikiklį. Tai yra labai svarbus dalykas, todėl kad patogiau dirbti su tokiu taikiklį, kas yra, toks smooth, kaip sako anglai. Man labai patinka. Einam toliau.
Aber auf jeden Fall. Čia matote, yra daug skirtingų visokių dalykų, daug naujovių. Pažiūrėsim, kas čia dar yra. O, čia yra turbūt naktinio matymo taikiklis su pašvietėjams. Čia yra Mini Reflex Visor Red Dot Sight. Čia yra irgi raudonojo taško taikikliai, žodžiu, patys naujausi, patys įdomiausi Termteko gaminiai yra parodyti čia ir labai daug yra lankytojų visą laiką. Yra labai daug lankytojų, visi testuoja, žiūri, bet galima sakyti, kad Termtekas yra labai kokybiškas gamintojas. Einam dabar toliau. Ir šalia Termteko yra kitas didelis gamintojas, mūsų visiems labai gerai žinomas. Hikmikro čia yra atstovautas irgi. Labai daug yra Hikmikro gaminių, irgi termokameros ir taikikliai. Some diving into the details or something like that. No, not. We could just do. Aš galiu sakyti, kad Hikmikro yra įdomus gamintojas, kas jau dabar turi savo vietą mūsų rinkoje, bet šalia jo yra mūsų lietuvių ir latvių. Todėl, kad gamykla yra Latvijoje, galima sakyti, kad Pulsaras iš dalies yra Latvijų produktas. Ir čia mes ateinam į patį didžiausią gamintoją, čia Pulsaro standas. Nu ką sakyti, labai daug galima papasakoti apie Pulsarą. Aš pati esu turėjusi keletą gaminių. Vienas iš seniausių man buvo Pulsaras Quantumas. Ačiū. Labai ačiū. Nu čia yra XL60. I have it. So, atsiprašau, jau pradėjau šnekėti angliškai. Tai va čia yra taikiklis, kurį aš turiu dabar testui. Pulsaras Thermion 2 LRF XL60. Kas yra įdomu? Pirmą kartą aš pamačiau tokį dalyką, kad čia yra ryškumo pritaikymo rutuliukai, du. Iš pradžių galvojau, kodėl du. Galbūt kažkaip kitaip ten galima kažką pritaikyti, bet tai yra tik kairiarankiams arba dešiniarankiams. Jie yra vienodai, veikia vienodai, viskas yra gerai. Labai patogu yra 3 mygtukai čia yra. Ir kas buvo įdomu, iš pradžių čia yra priartinimas. Paspaudžius vieną kartą, pasirodo, kad yra 2,5. Tai konstatuoja faktą. Dar kartą 5, dar kartą 10, dar kartą 20 padidinimas yra. Ir aš galvoju, I'm aiming like this. Aš pagalvojau, kad, kaip čia nepatogu, žinote, ten spausti mygtuką, kaip. O yra taip, aktyvuoji šitą tai padidinimą ir paskui reikia sukti šitą rutuliuką. Tada yra priartinimas arba atstumė šitą vaizdą. Yra lengvas, matote, aš turiu su viena ranka, su ginklu yra taip pat. Jis yra lengvas, tas taikiklis, man labai patinka. Čia yra C tipo vairo lizdas, čia yra išorinė baterija, bet taikiklis turi savo vidurinį bateriją. Žodžiu, jūs matote paveiksloje, okuliaroje, jūs matote, kad yra 2 baterijos ir jis kartu veikia apie 10 valandų. Plius minus 10 valandų. Teisingai sakau? Ok, gerai. Tai va, labai geras taikiklis, man labai jis patinka, aš jau sumedžioju šerną ir lapę su jį ir būtent medžiosiu toliau. Vaizdas yra be jokių komentarų. Vaizdo ryškumas. 700 metrų, pavyzdžiui, galima padėti padidinimą 20 kartų ir jūs matote ryškį vaizdą, galite atskirti, koks ten gyvūnas yra ir labai gerai suplanuoti savo medžioklę. Sėlinimą, pavyzdžiui, arba kažkaip kitaip priartintis prie gyvūno. Jeigu tai yra diena, o naktį, tai aišku, galima bandyti pakviesti. Aš darydavau testą su karvėms, kas buvo 700 metrų atstatumų, bet aišku, karvės mes nekviesim, pakviesim lapę galbūt. Tai va, šitas Pulsaras Thermionas 2 LRF XL60 yra tikrai fantastinis gaminys, man labai jis patinka. Ir čia yra pagrindinė parodos žvaigždė, galima sakyti. Visi domisi, visi žiūri ir visi yra nustebinti kokybę. Fantastinis daiktas. Ok,
Pažiūrėjom taikiklius, aišku, čia negalima atsikratyti nuo to naujausio pulsaro taikiklio, bet dabar einam pažiūrėti termokamerų. Aišku, mes čia turim rinkinį skirtingų mergerų, nu visi kokie tik yra. Šitie yra vienodi. Tai yra XT50 LRF, tai reiškia, kad jis turi tolimatį. Čia irgi yra LRF, bet 35, tai mažesnis yra lėšus ir čia irgi yra integruotas tolimatis. Šitas man jau patinka. Pirmieji mergerai, kaip aš vertinu, man buvo per didelį, man patinka dinamiška medžioklė, todėl aš noriu turėti tokius mažus daiktus, kas yra labai kokybiški, bet neužima daug vietos ir nėra sunki. Šitas mergeras jau yra lengvas. Pakankamai mažas, matote, kaip mažas žiūronas. Nu ir galima pažiūrėti ir visas funkcijas, nu aš jums nepasakosiu, jūs galite paskaityti apie mergerius mūsų portale medžioklėžurnalas.lt, bet nu tik noriu jums papasakoti, kas čia yra. Yra mažiai akcionai, kas yra labai kokybiška alternatyva, jeigu mes šnekam apie termokameras, irgi mažas daiktas, matote, labai mažas. Galima į kiekvieną kišenę įdėti. Man patinka šitas apsaugos laikiklis. O matote, čia yra toks įdomus sprendimas. Čia yra magnetas viduryje, kad nieks netrukdys jums žiūrėti. Matote, mano moteriška ranka ir jis atrodo mažas mano rankoje. Tai įsivaizduokit, kaip bus jūsų rankose. Tai labai mažas toks termokamera maža, bet labai galinga, kokybiška. Tai yra skirtingi modeliai, visus galima apžiūrėti, visus galima patestuoti ir sugalvoti, kokį jūs norite nusipirkti. Čia eisim dabar pirmin. Čia yra toks mišrus paviljonas, čia yra ir ginklai. Pažiūrėsim, ką mes čia turim. Aha, va čia, pavyzdžiui, noriu jums papasakoti apie Cezar Guerini. Žinau, kad yra Lietuvoje kompanija, kas atstovauja šitą gamintoją. Turbūt jūs žinote, tai yra medžioklis, parduotuvė medžioklis, labai lengvas. Aš galvoju dabar apie naują ginklą paukščių medžiokliai. Ir būtent čia yra italų kompanija ir aišku, kad jie turi labai gerą supratimą apie tai, kas yra reikalinga paukščių medžioklei, nu ir kitiems medžioklės būdams. Einam pažiūrėti, čia yra irgi sportiniai ginklai, kaip matote, geriau sportui pritaikyti. Čia mes turim Meoptos žiūronus. Žiūrėkit, šitas yra toks mažytis. Bet labai lengvas ir labai gerai lėšai, labai šviesus yra vaizdas. Ir čia mes turim pati didžiausią iš čia pristatytų žiūronų. Nu ir galima sakyti, kad skirtumas pagal svorį yra pakankamai jaučiamas. Nu, bet aišku ir kokybė. Priklausant nuo to, kaip jūs medžiojate, jūs ir galite išrinkti savo Meoptos žiūronus kažkokius. Nu, aš tai mėgstu visokius mažius. Todėl, kad jie yra labai patogus, jeigu reikia vaikščioti toli, tai jie nesunkus ir galima įdėti į kišenę. Čia yra labai daug žmonių, visi žiūri, visi išbando taikiklius. Čia yra du didžiuliai vyrai, tas pirmas yra Indulis mūsų Latvijos operatorius, o antras yra vienas Latvijos parduotuvės atstovas, kas čia ir atstovauja Meoptą. Čia parodoje Iva, jis yra kartu su Meoptos gaminiais ir ką jis įdomu papasakoja, tai šiais metais Meopta pakeitė visus savo šitos taikiklių produktus. Visus. Visi senieji modeliai yra išprekiaujami, tai visi. Ir visa nauja produkcija ateis tikrai atnaujinta. Ir kaip jis pasakė, Meoptos atstovas pasakė, tai dabar pasaulyje viskas tampa pigiau ir Meopta irgi keičia truputį materialus, keičia truputį technologijas iš šiuolaikinės ir taikikliai bus truputį pigesni, bet tai nereiškia, kad jie bus kažkaip blogesni. Viskas yra kokybiška, yra dabar irgi mintis, kad galima bus duoti amžiaus garantiją.
taikikliams ir kitai Mioptus produkcijai, todėl kad kokybė yra gera ir materialai yra patikimi ir dabar visi, kas yra labai įdomu, paėmus į rankas, gali pajusti, kad tas taikiklis yra labai lengvas. Labai lengvas. Tikrai yra skirtumas, yra jaučiamas nuo pirmos sekundės. Čia parodoje yra labai daug įvairių įdomų naujų dalykų. Pavyzdžiui, pas mus galbūt nelabai gerai žinomas toks prekių. Jie čia atvažiavo su savo gaminiais. Čia yra Alpen taikiklis ir Pixfra priedelis, termopriedelis, ant jo mažas 35 turbūt milimetrai lėšas. Bet aš norėjau pažiūrėti šito Xo Pixfra taikikliai, skirtingi termotaikikliai. Čia visi bando, žiūri, kokia čia produkcija yra, o čia Pegasus. Tokį aš turėjau rankose, turėjau patestuoti galimybę ir jūs galite irgi paskaityti straipsnį mūsų portale medžioklėžurnalas.lt ir video įrašą jūs galite pažiūrėti mūsų YouTube kanale. Ir čia irgi Pixfra Chiron taikiklis. Yra priedelių, bet šita yra taikiklis, mažas, lengvas, labai lengvai valdomas. Ir kokybiškas vaizdas, galiu pasakyti, kaina nedidelė, o kokybė yra pakankamai gera. Tai va, daug yra visokių įdomų dalykų ir čia jūs galite susipažinti. Žinote, atvažiuojate į Yvą ir matote viską kartu. Vienoje vietoje yra visko. Ir ginklai, ir taikikliai, ir žiūronai, ir daug visų kitų įdomų dalykų. Tai einam toliau. Fui. Dabar pažiūrėsim pardą. Ateinam čia pažiūrėti. Excuse me, can I make a film? Okay, thank you. Čia turim taikiklius. Pardas galbūt ne visi žino. Čia yra irgi, galima sakyti, didelis gamintojas. Jie turi skirtingus modelius. Iškart jis atrodo kitoks. Ką mes matėm dabar, mes matėm Tarmteką, Pulsarą, o šitas atrodo kitoks. Forma kitokia, mygtukų valdymas irgi yra skirtingas. Ką galiu pasakyti, labai gerai jaučiami šitie ženklai, tai galima pritaikyti jų naudoti tamsoje labai greitai. Ryškumas, dioptrijos, baterija, viskas yra aišku. Čia yra vienas toks mažas, čia yra pardas leopardas, vienas ir kitas. Ir čia irgi yra leopardas, tai pagal kainą, pagal kokybę, pagal lėšų dydį, čia yra 1,5 centimetras, čia lėšai yra didesnė, tai galima savo parinkti tokią daiktą, kur jums tinka, koks jums tinka, pagal jūsų piniginį, pagal jūsų poreikius, ką jums reikia. Tai Pard Leopard, jūs galite apie šitus termokameras paskaityti irgi mūsų žurnale, jis jinai pasirodė straipsnis, testo straipsnis, kur galima sužinoti daugiau apie šitos gaminius. Tai čia yra pardas, labai yra daug visokių, žinote, čia yra tiek daug stendų, mes dar pirmoje salėje esame, pirma salė. Bet einam toliau, yra ginklai, ką aš norėjau nueiti, vienas iš tokių kokybiškų, labai gerų ginklų gamintojų yra, kaip mes visi žinome, Merkelis. Čia yra Merkelis stendas, antroje pusėje yra Mercury, čia Z, Heinel, kartu čia turbūt kažkoks prekiautojas, kas pristato pačias įdomiausias naujovės, o čia yra Merkelis. Paskutiniu metu daug mano pažįstamų medžiotojų renkasi kombinuotus ginklus, čia yra graižtvas, čia yra lygiavamzdis, labai gražus ginklas, oi, koks jausmas, jeigu jūs žinotų, koks jausmas, fantastinis. Aš dabar galvoju apie naują ginklą ir galbūt tai bus Merkelis, todėl kad Merkelis yra vienas iš kokybiškų gamintojų, daug įdomų, skirtingų modelių. Čia yra, jeigu aš teisingai suprantu, pusiau automatas, karabinas, galbūt ir ne, galbūt ja.
teisingai, mano kolega sako, kad tai tikrai taip yra. Čia mes turim Heinelį, kažkokius naujus modelius. Čia yra Jager, Heinel Jager. Aš turiu Heinel Jager Pro 10, bet šitas yra jau naujas. Pakankamai sunkus, tai reiškia, vamzdis yra trumpas, matote, koks trumpas vamzdis. Tai reiškia, kad bus labai geras variminiai medžiokliai. Užtaisimas yra labai įdomus. Labai įdomus ginklas. 3 žingsnių apsauga. Tai turbūt vienas yra, kad tu nieko negali padaryti, matote, niekas nevyksta. Antras žingsnis yra, tu gali atidaryti, užtaisyti. Ir trečias žingsnis jau yra šūvis. Labai man patinka 3 žingsnių apsaugos sistema. Aš turiu tokią savo Zauer, ne Zauer, o savo karabinas man irgi yra su 3 žingsnių apsaugos sistema labai gerai. Ir čia jūs matote, Lietuvoje toks ginklas galbūt netiks, todėl kad čia yra jau ant galo yra galimybė prisukti garsų slopintuvą. Ok, einam toliau, ką mes čia dar turim. Zoli ginklai ir jau toliau einam į kitą salę. Aišku, čia yra daug visokių kitų įdomų dalykų, čia yra kažkokie kelionės, daiktai turistams, namelis labai fainas, toks kaip indionų namelis. Nu tai va, ateinam į Night Force standą. Ką mes čia turim, kaip jūs manote? Turim kamerų, ėjom žiūrėti. Čia yra, aišku, klausos apsauga, irgi Night Force aktyvios ausinės. Labai gražus, galima sakyti. Daug visokių skirtingų daiktų. Čia yra, moterims skirta kamera, matote? Labai gražus dizainas. Maža, labai lengva. Lengvai valdyti bus turbūt, kaip jie atidaryti, va taip. 4 baterijos tik, matote, vieta korteliai. Night Force kameros yra labai geros, galime sakyti, kokybiškas. Žiūronai, irgi žiūronai ir tolimačių turi. Night Force turi savų gražų, labai kokybiškų tolimačių. 2 skirtingi modeliai čia yra, dar vienas va toks, irgi labai mažas, kaip matote. Ir čia yra Night Force termožiūronai, ar ne termožiūronai, kas čia yra? Excuse me, what is that? It's for the night vision. Okay, night vision. Yeah, you turn it here on. Okay. And you watch here. I'm watching here? Yes. You can watch up to 500 meters day and night. It shows everything in colors. Oh, fantastic. Yes, and you can record everything. If there's a video, pictures. Oh, wow. Yeah, up to 500 meters. Bet taip galima žiūrėti, matote, čia yra naktinio matymo žiūronai. Sako, iki 500 metrų galima žiūrėti, galima įrašus padaryti ir per naktį, per dieną galima žiūrėti. Labai įdomu, kad nereikia prie akių pridėti, tai galima ekrane žiūrėti. Fantastika. Ir tai yra Night Force. Night Force, tai pasakysiu, Clear Accuracy vadinasi. Geras daiktas. Thank you. Thank you, because Einam toliau. Nežinau, ar žinote, bet Ivos parodoje negalima nieko prekiauti. Čia galima tik parodyti, ką jūs turite ir paskui, jeigu kas nors nori kažką nusipirkti, tai jiem reikia ieškoti internete, parduotuvėje ir tada užsakyti kažkokių prekių arba kalbėti jau apie bendradarbiavimą, pavyzdžiui, atstovavimą Lietuvoje. Tai čia irgi yra ne tik gamintojai, bet irgi yra prekiautojai. Tai galim eiti pažiūrėti truputį, ką čia parodo atstovai. Yra, galima sakyti, pakankamai daug ginklo dėžių, ginklo tašių, visokių skirtingų. Pavyzdžiui, čia yra šauliams labai patogus dalykas, kaip jūs žinote, sportingo šauliai, pavyzdžiui, deda čia ir čia yra šoviniai, bet irgi paukščių medžiokliai, tai būtų labai patogus, geras daiktas. Op. Čia yra tikra natūrali oda. Aš labai mėgstu tokius daiktus, man labai patinka.
Čia yra tašė šoviniams, fantastinė. Tu kokybė labai gera, man tai patinka. Labai patinka. Thank you. Nugarinis. Šita paroda vadinasi Outdoor Classics, bet čia yra labai daug visokių taktikinių dalykų kariams, šunims, specialių užduočių, padalinių kariautojams. Labai daug yra visokių ir medžiokliai skirtų, aišku, daiktų, ir aprangos, ir aksesuarų visokių. Toliau neįsim, ten jau viskas yra žmonėms, kas nori valgyti. Brunoks, matome, čia yra ginklo valymo priemonės. Gun care spray, visiems mums reikalingi dalykai. Visi gali susipažinti, čia komplektai irgi yra siūlomi, visi gali susipažinti ir sugalvoti, ar galbūt jiems reikia tokį nusipirkti. Einam toliau, ką mes čia matom. Visokius. Nu čia yra, galima sakyti, apranga, tašės, avalynė, aksesuarai toks, čia stendai tokie yra susikaupti paprastiems žmonėms reikalingų tokių daiktų ekspozicija, galima sakyti. Aš noriu surasti vieną tašių gamintoją iš Olandijos. Danijos. Jis gamino labai įdomius tašius. Man atrodo, kad čia yra. Ateinam. Šitas viskas yra panašu į Dortmundą. Skirtumas yra tik toks, kad nieko negalima nusipirkti. Va, šitą norėjau jums parodyti. Mjölnir Hunting vadinasi. Žmogus, va ten susifilmuok tą žmogų. Jis ten stovi, dabar pasakoja apie savo gaminius. Tai šita kompanija yra jo pačio sukurta kompanija. Visas tašės, visi dizainai, viskas yra jo pačiaus sugalvota, sukurta technologija ir pagaminta. Čia yra vilna. Truputį impregnuota vilna. Jis yra atsparus vandeniui, bet nėra visiškai waterproof, jeigu taip galima pasakyti. Bet labai patogus tokios tašės, tikra vilna. Yra skirtingi modeliai, yra ginklui tašė, čia yra, jeigu norite bokštelėje sėdėti, irgi patogus, ten daug kišenių, daug visokių dalykų. Šitas daiktas yra irgi labai geras, matote, ant jo galima sėdėti ir čia irgi labai patogu, galima visko įdėti viduryje. Aš čia buvau jau vakar, pažiūrėjau visus šitus pasiūlymus, man tikrai labai patinka ir visų pirmiausia todėl, kad tai yra vilna, ne kažkokia ten sintetika, bet yra vilnos medžiaga ir labai toks, smagus jausmas jį naudoti turbūt būtų. Čia galima įdėti ginklą, kaip jūs matote, daug yra kišenių, daug yra galimybių viską įdėti, labai patogus yra, kaip vadinasi, nežinau, bet labai patogu būtų nešioti. Ir dar šitas kompanijos savininkas irgi yra sukūręs šaudymo lazdas. Panašios yra, tas principas yra panašus į stable stick, bet truputį kitoks yra tas gaminys. Aš jums tai papasakosiu. Can I take it? Okay. Todėl, kad vakar aš čia jau buvau. Jau pakalbėjau su savininką ir jis man parodė, žodžiu, principas yra toks pat kaip stable stickas. Matote, dedam ginklą ir jis yra labai stabilus, jis nesviriuojasi nei vieną, nei kitą pusę. Galima pakankamai žemiai, tai jūs galite atsisėsti arba ant vieno taip atsistoti, jeigu reikia. Pavyzdžiui, stirną numedžiojant kažkur kruopų lauke bus labai patogu. Jis yra labai lengvas, karbonas. Šitas daiktas yra kaip penkta koja. Jūs jį paleidžiate iki žemės, sustojate ant jo, padedat savo tą šaudymo lazdą ir paskui atidarot šitą, dedat ginklą, uždarot ir galite paleisti tą atramą ir ginklas ten stovės ir jūs turite du
laisvas rankas. Labai geras, bet tikrai labai lengvas. Ir ką aš visų pirmiau paklausiau savininką, jis pasakė, kad jį galima naudoti kaip parama jums pačiam, kaip lazda. Jeigu jūs einat per kažkokią sudėtingą aplinką ir, pavyzdžiui, prarandot savo pusiausvyrą, tai jeigu jūs ir mušite ant žemės tą lazdą, jį nesulūš. Todėl, kad šitas karbonas yra labai stiprus. Man tai labai patiko. Na va, labai įdomus gaminiai. Va čia irgi jis man parodė va šitą. Toks Vilnos gaminys. Bokštelėje sėdant galima padėti ginklą ir viskas yra tylu. Nu, žodžiu, va toks. Mjolnir Viking. Okay. Atstovas man rodo, kad ten bokštelėje yra va toks daiktas. Tai yra kuprinė, kurį jūs galite ant savo bokštelio padėti, šitą tak perkabinti, uždėti ginklą. Ir jūs turite savo daiktus visus pas jūs, tylai galite jų ten pakeisti, kažką daryti su jais ir šauti ir padėti ginklą ant bokštelio irgi galite labai tylai. Tai man labai patinka šitie gaminiai, tikrai Viking Mjolnir, tokia kompanija vadinasi, tai galima turbūt internete kažkur pažiūrėti ir susipažinti su jų pasiūlymą. Labai daug stendų siūlo visokias dėžės ginklams. Gražus, kokybiškus, patogius, saugos ir, aišku, kiekvienai piniginiai pritaikytos tos galimybės. Jeigu jūs atvažiuojate čia, tai galite susipažinti, pažiūrėti. Dabar esame salėje, kur yra visiems mums labai svarbus dalykai, tai yra šoviniai. Galima apžiūrėti kulkos skirtingų gamintojų, kulkos ir šovinius. O čia yra dar kameros. Kas čia yra? Brown kameros, Germany. Mažos, skirtingos. Nu, turbūt nepasakosime apie visas. Matome, kad yra su saulės baterijomis. O šitas yra, tai yra lesykla paukščiams. Bet tos kameros yra visos. Tik šita yra tokia didelė, bet visos kameros yra pakankamai mažos. Čia mes turime mūsų Lietuvos gamintoją, kurį žino jau visas pasaulis. Kaip jūs matote, Zala Arms, su savo šoviniais, su savo informacija. Pats Valdas Zala sėdi prie stalo ir dabar jis šneka su kažkokiu turbūt gamintoju ar būsimėjų partnerių atstovais. Ir mes ją netrukdysime, todėl kad čia yra labai didelis svarbus darbas, ką jis atlieka, todėl kad jie gamina irgi šovinius Ukrainai ir daugelį kitų šalių dirba. Čia yra turbūt prietaisai šovinių gaminimui. Taip. You buy already from us. I will give you a catalog without prices. Okay. I will give you. Kai mes dabar eidavom su kolegos šnekėjome, kad čia parodoje IVA yra labai daug tokių brandų, kurius mes net nežinome. Ir tai liečia ir ginklus, ir kažkokią aprangą, ir įrenginius, ir šovinius, ir visą kitą. Nu, Paraci mes turbūt žinome, Paraci, gražiai ginklai, viskas yra faina, galima apžiūrėti. Kainų nėra, galima tik apžiūrėti, susipažinti su produkcija ir paskui tada jau rinktis žiūrėti kažką per internetą arba per prekiautojus, kas atstovauja šitą ginklą. O čia matome, yra tolimieji yra fiočiai. Daug yra visokių atstovų. Viską galima čia pažiūrėti, bet apie viską aš jums papasakoti negalėsiu, nes tada užtruks mūsų laida 2 mėnesius. Mes tik einam dabar, norim surasti šovinių uždarimo prietaisus. Matote, kiek daug yra stendų, kiek daug yra visokių gamintojų ir atstovų. Ir kiekvienoje salėje yra taip. Yra irgi pistoletų labai daug.
Galima irgi išbandyti tuo pistoletu šauti. Yra šaudimo salė, irgi airsoftų salė yra. Paroda yra labai didelė. Vat pavyzdžiui, vat toks brandas, kurį mes pas mus net nežinome. Vienas iš tokių ženklų, apie kurius mes nieko nežinome. Iš Kinijos. Hello? May I help? I'm just making video. Hi. Tai yra Vector Optics. Daugelis iš jūsų žino ir daugelis irgi naudoja Vector Optics taikiklius galbūt, o galbūt raudonojo taško taikiklius, o galbūt dar kažką. Jeigu atsimintate, rudenį turėjome konkursą, kur vienas iš Lietuvos medžiotojų laimėjo irgi raudonojo taško taikiklį ir yra labai patenkintas. Tai ateinam pažiūrėti, nežinau, pavyzdžiui, plačiakampis taikiklis. Čia mes turim 1:824 padidinimas. Kas man patinka labai su Vector Optics taikikliais, jie turi fantastinį skaidrus lęšius. Vector Optics turi daug skirtingų padidinimo, skirtingų modelių taikiklių, bet jūs visus vienyje lęšiai. Kaip man papasakoja atstovas, tai kiti gamintojai į savo stiklus deda kažkokius papildomas medžiagas, kad ryškiai galėtų matyti spalvas, kad spalvų būtų daugiau, jos būtų gražesnės, vaizdas atrodytų kaip gamtoje, galbūt ir geresnis nei gamtoje, bet pavyzdžiui, Prieblondoje tai trukdo žiūrėti, todėl, kad tie lęšiai su papildomais medžiagais neduoda tokio skaidrumo kaip skaidrus stiklas, be jokių papildomų kažkokių medžiagų. Tai Vector Optics turi labai skaidrus lęšius, man tai labai patinka jų taikikliai, o čia yra labai įdomus taikymų tinklelis, su kurį galima irgi apskaičiuoti atstatumą, tai taktikinis tas tinklelis, galima skaičiuoti atstatumą, jeigu jūs žinote kiekvieno to mažo taikinio padalinio dydį. Pavyzdžiui, ten 5 metrai, 2 metrai, 1 metras. Žodžiu, kaip jūs matote, Vector Optics turi labai daug produktų, kuris gali pasiūlyti kiekvienai medžioklei, kiekvienam medžiotojui, piniginiai. Man tai labai patinka Vector Optics, bet daugiau apie šitus taikiklius ir produktus jūs, aišku, galite skaityti mūsų portale. Viskas yra paprasta. Visi mes gerai žinome tokią prekių ženklą GPO, German Precision Optics. Čia jums noriu parodyti, papasakoti labai įdomus taikiklis. Visų pirmiausia, pats pagrindinis klausimas yra labai skaidrus lęšiai. Irgi Prieblondoje galima lengva orientuotis, lengva žiūrėti. Pilnai naktį galima įsigyti termo arba naktinio matymo taikiklį, o Prieblondoje šito pakaks, bus pakankamai geras taikiklis, todėl kad dėl tų savo stiklų labai kokybiškų. Čia yra 1:9, 1,5 iki 9, tai nuo 1 iki 5 jums bus gerai medžioti variminėje medžioklėje, o iki 9 jau bus pakankamai geras padidinimas vakarė medžioti, pavyzdžiui, ožiuko kažkur pievoje. Bet pats pagrindinis dalykas apie šitą German Precision Optics taikiklį, apie visus jų taikiklius yra tai, kad lęšiai yra labai skaidrus, labai kokybiški. Tai ir vokiečių kokybė patikima, ilgai jums tarnaus, tai būtinai galima tokį taikiklį įsigyti ir jūs matote, kad ta taikiklių linija yra pakankamai plati ir galima savo išrinkti tokį, koks jums yra reikalingas. Ok, dar vieną matome labai gerai mums žinoma ir pažįstama gamintoja, tai yra Aimpointas. Aimpointas, čia yra didelis jų standas. Aišku, pilnas žmonių, todėl kad čia parodoje visi šneka apie
bendradarbiavimo galimybės. Čia mes matome, pavyzdžiui, mikro, kaip jį galima paimti. Čia kažkoks, kas čia per ginklas, kas tas yra? Okay. Čia yra kažkoks kariuomenė galbūt daugiau skirtas, o čia yra medžiokliniai taikikliai. Ant laikos uždėtas toks šitas raudonojo taško taikiklis. Čia yra labai įdomu, kaip jie ten pastato tos 3 taikiklius ir galima kažką suprasti. Raudonojo taško taikiklelis mažas, labai gerai galima per jo matyti. Galėsi pamatyti raudonojo tašką? Gerai, tai čia galima apžiūrėti visus kartu aimpointo taikiklius, skirtingus ir kariuomenės reikalams, ir medžioklės sričiui pagamintus taikiklius. Jeigu jūs domina, jeigu jums reikalingas toks taikiklis, tai būtinai galima pagalvoti apie aimpointą. Irgi yra kiti gamintojai, kas siūlo tokio raudonojo taško taikiklius, bet aimpointas yra vienas iš vadovaujančių. Čia yra irgi vienas iš naujų mūsų rinkoje gamintojų. Kaip jūs matote, tai yra ATN'as. Čia atvežė parodyti savo jauniausius taikiklius, irgi turi, keletą iš jų turi didelį lėšą. Pavyzdžiui, čia yra dabar atstovas sako, kad iki 4 km aptikimo atstumas. Matote modelio pavadinimus, galima internete paieškoti, pažiūrėti tokią platesnę paaiškinimą, kas tai yra per daiktas. Antros parodos dienos vakare buvo surengtas vadinamasis community party. Įvos dalyvių ir svečių vakarėlis, labai didelis, didžiulėje salėje, ten dalyvavo apie 300 žmonių ir vakarėlio svečius linksmino Brazilijos karnevalio šokėjus ir capoeira kovos meno meistrai. Parodoje buvo atstovauti labai daugelių šalių peilių gamintojai ir rankų darbo autoriai ir dideli gamintojai, suvenyriniai peiliai, kardai ir visa kita, ir japoniški peiliai buvo daug iš Kinijos, skirtingos produkcijos, ir taktikiniai, ir medžiokliniai. Aišku, buvo ir skandinavų atstovai, pavyzdžiui, Martini, kuriuos mes labai visi gerai žinome. Tikrai didelį peilių ekspoziciją aš neskaičiavau, bet man atrodo, kad turėjo būti kokių galbūt 20 stendų. Žodžiu, tikrai labai įdomu buvo. Aš net neskaičiuoju tų peilių stendus, kas buvo taktikinėse salėse, kur viskas buvo skirtas kariams ir specialių uždavinių kariautojams, bet tikrai labai daug buvo įdomu ir gražų gaminių, tikrai kiekvienam naudotojam ir nežinau, poreikių kiekvienam galėjo surasti nuo pačių mažiausių pūko peilių iki didelių medžioklinių, tokių klasikinius išvaizdos peilių. Žodžiu, labai įdomus šitas parodos padalinys buvo. Įdomu tai, kad Niurnbergo parodoje
galima sakyti, buvo pakankamai maža mums įprastų universalios medžioklinio peilio formos peilio. Tokį, kas tinka gyvūną apdoroti nuo pradžių iki pabaigos. Nuimti odą, pasidalinti mėsą, nuimti mėsą nuo kaulų. Tokių peilių buvo pakankamai mažai. Užtat buvo daug skirtingų, mums galbūt neįprastų, bet irgi labai gražų formų peilių. Pavyzdžiui, man labai patiko japoniški peiliai, buvo tikrai nuostabu žiūrėti. Ten viena kompanija yra atstovaujama vienos šeimos 3 kartų meistrais, kas gamina peilius rankomis. Tikrai labai gražu buvo žiūrėti ir įdomu, aišku, pašnekėti su gamyklos atstovais. So What's new? this year we have a new one, the Bush Essential Camo, 2 parts with a new camo for people who want to be more furtive. Yes. And what is the material? Material? No, this one is fiberglass and compound with some resin and wow. some mix. So it's durable. Yes, Oh wow. there is no problem. Okay. So this is a new model and New it's model. very good, yeah. Yes, Okay. Something else? we have all the range from carbon, 3 parts for traveling, Yeah. and all the models we have leather, wood, camo, This is like mountain camo. mountain camo, Yeah. mountain, real mountain, Okay. and all the things. Yeah, fantastic. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Čia yra Balistol standas. Kaip jūs žinote, Balistolas yra labai populiarus, labai gerai žinomas ginklų valymo priemonių gamintojas. Kiekvienas medžiotojas turi peilį ir jis labai mėgaujasi, jeigu tas peilis yra aštrus, todėl kad su neaštru peiliu, ką mes galim daryti su mėsa ir su medžiotu gyvūną. Todėl jį reikia galandinti arba namuose, arba medžioklės namelėje, arba tiesiog medžioklėje ir tada jums reikalingi skirtingi galandimo kažkokie prietaisai. Tai Worksharpas yra vienas iš tokių gamintojų, kas siūlo įvairių tipų galandimo prietaisus. Pačiu patogiausiai yra, galima sakyti, tokio tipo prietaisai yra skirtingo platumo šitos lentelės. Šitas yra toks vidurinis variantas. Šitas Worksharpas yra pats ekonomiškiausias, galima sakyti, o šis jau toks profesionalaus lygio, galima naudoti medžioklės namelį arba irgi namuose. Vienas minusas su tokio tipo galandimo prietaisomis yra tai, kad praeinant kažkokiam laikui jūsų peilio geležies riba bus jau tokia apvali. Ir tada reikėtų jį pagalandinti su akmeniu, galandinimo akmenį arba tokio tipo galandimo prietaisą, kad atnaujinti tą kampą ir tada jau peilis dar bus labai aštrus. Čia, aišku, šitos galandimo prietaisus galima naudoti namuose, turėti kišenėje ir jie tinka ne tik medžiotojams, bet ir miškeriotojams ir žvejams, todėl kad šitas mažas prietaisas turi tokią mažą griovelį, kur galima galandinti miškeriotojų kablius. Ir jūs galėsite sugauti savo didelį lydeką, kurį bus galima gaudyti po mėnesių, jeigu teisingai atsimenu. Ir Worksharpas irgi turi profesionalaus lygio galandimo komplektą. Čia su akmenims, kur galima išlaikyti kampą, galandinti peilius ir, žodžiu, pilnas toks pasiūlymas. Kiekvienas gali savo išrinkti tokią prietaisą, kas atitinka jo poreikiams ir piniginiai ir galandinti savo peilius, todėl kad be peilių, ką mes galim daryti miške? Nieko. Mes labai gerai žinome šito gamintoją.
Bent kiekvienas turi namuose tokį galandimo prietaisą, va tokią. Ir medžioklės namelėje turbūt turi, ir visi žino, kaip jį naudoti. O čia gamintojas atvažiavo su visą savo pėlių pasiūlymą, pėlių ir visokių kitokių įrenginių pasiūlymą. Čia yra komplektai, labai patogus medžioklėje. Ir pjūklai, ir matote, yra pėliai kartu su galandimo prietaisomis. Nieko sudėtingo, pats paprasčiausias variantas. Laikykite šitą kišenėje ir jūs visada galėsite pagalandinti savo pėlį. Labai geras variantas, labai gerai žinomas gamintojas. Va. Akušarp. Vienas iš gerai žinomų pėlių gamintojų, daugelis medžiotojų labai laimingi yra, jeigu pavyksta įsigyti Pumos pėlį. Daug esu girdėjusi teigiamų atsiliepimų apie kokybę. Aišku, dizainas. Čia yra, matote, labai praktiško dizaino, praktiško tokio išvaizdo pėliai. Mes visi gerai žinome tokio tipo pėlius, kaip jo naudoti. Ir Puma yra viena iš tų, kas gamino patikimus pėlius. Ir kiekvienas medžiotojas gali tokį įsigyti. Kažkur turbūt Lietuvoje galbūt kažkas prekiauja, galbūt internete galima užsakyti. Čia irgi skirtingi filė pėliai ir universalus naudojimo pėliai, medžiokliai ir nemedžiokliai. Žodžiu, čia yra Puma. Čia yra termokamerų gamintojas, kas siūlo kameras, kurias galima pastatyti ant mašinos. Skirtingo modelio, dydžio ir jėgos termokameros, kas leidžia sėdėti automobilyje, važinėti per plotus ir apžiūrėti gyvūnus. Ok, žmonės, viskas geras, viskas blogas irgi kažkada pasibaigiant. Dar žmonės nori padaryti kažkokią selfie arba paskutinės nuotraukas. Mes šiandien išvažiuojame. 2,5 diena buvome Niurnberge, Ivoje. Man tai pirmas kartas šioje parodoje, galiu pasakyti, jį labai didelį. Sako, kad prieš COVID buvo didesnė, bet man tai tikrai atrodo didžiulė paroda. Labai daug yra prekių ženklų, kuriuos mes net nežinome. Ir labai daug yra žinomų ženklų. Įdomi visokie dalykai, pėliai, ginklai, amunicija, šovinių gaminimas, dėklai, tašės, kelionės, žodžiu, čia visko yra, bet nieko negalima nusipirkti. Ir tokiu būdu mūsų piniginės buvo saugios. Mes pinigų neišleidom, bet daug informacijos labai sukaupėm. Daug yra video, daug yra nuotraukų. Žiūrėkite mūsų YouTube kanale ir, ką sakysiu, po 2 dienų susitiksime Lietuvoje kažkur turbūt. Ir iki pasimatymų, siekite mus, dalinkitės nuorodomi ir būkite kartu su mumis, nes kartu mes galim paveikti daug daugiau. Čiūs!